Iš karto perspėju. Šią savaitę nieko įdomaus, absoliučiai. Aptarsiu konkursą, paskelbsiu nugalėtojus, o paskui visiškas šūdas. Katastrofa. Norit žiūrėkit, norit nežiūrėkit. Jau šį kartą nepyksiu tikrai. Pirmadienio rytas. Pradėjau filmuoti dar neįėjęs, kad nekiltų jokių durnų minčių ir klausimų. Kamerą iš karto pastatau kažkur tai čia. Taip. Būtent taip, kad matytųsi. Ir iškart, dar įjungkime šviesos. Labai tingiu, bet kad būtų sąžininga, pradedu nuo detalių skaičiavimo. Štai čia yra žvakė, kuri niekam nesukėlė jokių klausimų. Tai mes ją padėkime ten, kur jai vieta. Tiesiogiai, be jokių nutraukimų. Taip. Šitas į šoną. Kalba ėjo apie sugadintas detalės. Gal biškį arčiau. O, kurva, kas čia dabar? Stop. Lietuvoje išskyrus vakarinius rajonus. Tai kaip ir neįdomu. Žodžiu, kalba ėjo apie sugadintas detalės atspausdintas. Taigi, skaičiuokime. Pirma detalė. Visiškai gera. Absoliučiai. Skirta žilvinui. Štai ši detalė. Dar ši detalė. Čia yra mini činas tauringui. Kažkada bus baigtas, taip jis toks bus. Gal arčiau vis dėlto. Taip kažkaip. Nu tarkim, matosi. Visiškai gera detalė, paruošta dažymui. Tiksliau, paruošta ruošti dažymui. BMW, karočią ralistam, tie, kurie mėgsta ralį su automobiliais, vietoj lempų, toks įsideda chuine, visiškai gera, laukia, kol pasiims klientas. Jau pusę metų laukia. Fedbobo lempai, bet tinkamas ant vinkamo su Fedbobo lempa. Visiškai geras. Laukia, kol draugelis pasiims. Draugelis žino, turiu lempų 20, vis dar laukiu. Galinis sparnas Milvokiui visiškai puikus, absoliučiai. Iš tiesų tai laukia siuntimo, niekaip neišsiunčiu. Nes nelabai laukia, sakė kada nors. Činas Fedbojui visiškai geras, absoliučiai. Tik forma tokia ne visiems priimtina, nes tokia apvali alė. Žodžiu, visiškai geras. Jeigu kam reikės, kada galiu išsiųsti. Galinis sparnas M8. Šiaip jis geras, aš jį panaudosiu kada nors, bet vizualinis brokas yra tokia linija. Tai traktuokim, kad brokas. Vienas. Galinis sparnas tvinkamui, su kompu įsidėti. Visiškai geras, laukia eilės, jeigu kam nors kada nors prireiks. Toliau. Kas toliau?
dedasi taip. Dešiniai pusiai. Visiškai geras. Čia nuo varaudo. Visiškai geras. Tik nukritęs. Buvo izoliacija priklijuotas. Varaudas laukia savo eilės. Kitą savaitę pradėsime. Geras. Varaudo lempos snukis. Būna, kai spausdinu, nesigauna. Todėl atspausdinau vienu kartu iš karto 2. Kad nors vienas gautųsi. Visiškai geras. Naudojamas daiktas. Opa. Činas, nebaigtas. Šūdų daug. Tai palatai, šitas jeigu geras, tai jo čia nededam. Žodžiu. Sugadintos 2 detalės. O jūs ten spėliokite. Nes pamatysit tik pirmadienį. Ai, kažkas klausė, Egidijus klausė, kaip tos detalės laiko, ar stiprios? Na tai kągi dabar sulaužysim? Nu tai sulaužykim blogą detalę. Pademonstruosiu. Nežinau, jinai brokuota, gal ir sulūž. Nu bandykim užlipti. Bandau. Rankos čia. O, sulaužiu. Sulaužiu. Bet šokinėjau aš ant jos, nėra ko norėt. Plius jinai brokuota, jinai yra, kaip čia pasakyti, aš nežinau ar matosi. Buvo užsikišęs angalis ir vienu žodžiu jis taip spausdino šūdinai. Tai tiek šiam kartui. Pirmadienį gal užteks. Nes vis dar, kaip minėjau, ketvirtadienį ar penktadienį, kada aš čia turiu vis dar labai daug darbo. Neturiu nei kada filmuoti, nei ką, bet pirmadienį pradėjau nuo šito. Einu dirbti toliau. Intarpas. Šiandien pirmadienis, kaip ir neseniai minėjau šitame video. Tik tiek, kad jau visiškai kitas pirmadienis. Ir dabar bemontuodamas pažiūrėjau, kad taip ir nepaskelbiau nugalėtojo. Taigi nugalėtojas yra, nugalėtojo nėra, nieks neatspėjo. Grįžkime atgal, kur prasidėjo tikros linksмybės. Если вы будете сдаться, я буду еще звонить, пока вы не будете нормально разговаривать со мной. Алло. Нахуй иди. Ir kiekvieną kartą vis iš kito numerio. Neįsivaizduoju, kurva, ką daryti. Negaliu net užblokuoti. Dabar Viberis. Алло. Nahui idi. Bet čia iš tikro yra pizdėts. Bliat, ir vėl. Pizdėts. Dar iš kažkokio. Semyon Moc knyga eta per Viberį. Kas čia, nežinau. Aš pamėginsiu atsiliepti ir gražiai paaiškinti, kad nu būkit geri, neskambinkit, nu ką nors tokio, nežinau. Бандал. И прошу вас общаться на русском. Вы разговариваете? Эйк нахуй! Вот я не понимаю, вам деньги нужны или нет? Что вам не нужны деньги, я не поверю, потому что деньги нужны всем. Так иди работай, блядь! Эйк tu нахуй! Вы вообще разговариваете нормально на русском? Только матами. Ну, матами такое, знаете, долго мы с вами не проговорим. Круто. И много заработали? Много. Все, Просто интересно. все, хватит. Смотри, там есть разные. Хватит. Иди нахуй. Пусть позвонит тебе кто-нибудь из России и расскажет. Иди нахуй, все. Идите нахуй! А мне, блядь, интересно. Мне интересно. А почему ты, блядь, из этой Болторусии звонишь, блядь? С литовским номером. Блядь. Идите вы все нахуй! Нахуй все идите. Иди нахуй, все. Хватит. Все, не посылайте меня, хватит уже. Так иди, давай.
Понимаете? Пошла нахуй. И там всем там скажи. Ir štai tai praėjo antradienis, trečiadienis ir ketvirtadienis ir pusę penktadienio. Iš viso sulaukiau 168 skambučių. Mečiau viską, išvariau linksmintis.